Nu, sveik, Škorlis, sveik. Sauliau, mes tai dirbam, o kaip Saulėns. jūs? Saulėnai, Kaip tu atsiprašau. neišmoks, Saulėns? Džiaugs, kad šiandien aš pavargęs. Negaliu duoti tau, p***. Aš tau taip pasakysiu. Visai jau mane užkalėte ilgi savaitgaliai. Kiek aš galiu dirbti, visi žiopliai, visi atsipalaidavę, negaliu net. Pavargau bais, išeiginių nori jau. Nesmė, koks buvo bairis, nusakau dabar žmonės tai loha į visiški. Nu, einu vakar Šiaulios, žinai, prie vieną butą, prie jau senolį, sėd laikraštis, skait. Nu, sakau, laba diena, senelį. Sakau, atvažiavau pas giminaitį, dėdė gyvent 13 butę. A nežinai, a dėdė į namus, a ne. Esu giminaitis iš kaimą, ne? Nu, daleiskim. Senuk, sak, pažiūrėjai man, sak, nėr, išvyka į sodą 3 dienom. Nu, man patys nagai. Sakau, senuk, jis antram aukšt gyven, gal gali kopičius paskolint, kalbiniai neišimti ir gerai, sakai, paskolint. Nu, žinai, įlipau, laptopą, auksą radau, nu viską radau, pasiėmiau. Nu, pavyzdžiui, negaliu. Kaip žmonės yra atsipalaidavę? Aš nieko blogo nenoriu, nueinu parduotuvę alaus nusipirkti, ne? Jau po darbą, nebedirbu, viskas, štangas namie, pirštins namie. Eindžiu ir mašiniks to, maks palikt, į da kuprinę padėta. Nu, nagai, nu negalėjau nepaimti ne vietoj padėta, nu. Gerbėm žmonės, kreipiuosi jūs, nepalikit daiktų ne vietoj, nu. Nes kaip ir mano tėvuks sakė, ne vietoj padėts daiktas ilgai neužsibūn.